jūs naudosite jo per daug. Ženšenis, didysis ženšenis, kuris padeda žmogaus seksualiniai veiklai ir taip toliau. Yra didžiulis procentas ženšenio parduodamo Jungtinėse valstijose ir kai mes jį patikrinome, jis neturėjo nei mažiausios dalelės to ženšenio. Tai yra laisva šalis. Jūs galite vadinti daiktus kaip norite. Taigi daugelio ženšenio produktų sudėtyje nebuvo nei trupučio ženšenio. Ir tai yra problema. Tam tikros karpos, kad jas paveikti reikalingos savaitės. Tam tikros vaistažolės paveiks kepenis ir atneš įvairiausių lygų. Būtent dėl to, kai kurie gydytojai yra nusistatę prieš vaistažolės. Iš pradžių jie sakė, kad negerai vartoti per daug, bet vėliau jie sakė, kad geriau iš viso nevartoti. O kaip dėl GNLD? Ar mes naudojame vaistažolės? Taip, mes naudojame. Ar mes esame lyderiai tame? Ne. Kodėl? Todėl, kad mes praleidžiame tinkamą laiką, kad įsitikintumėm, jog kiekvienas produktas, kurį mes naudojame, turėtų saugų efektą. Taigi, norime pabrėžti, kad mes niekada neskubame. Reikėjo 6 metų, kol karotenoidų produktas pasirodė. Ir niekas iš administracijos neatėjo ir nesakė mokslininkams, moksliniai patarėjų tarybai, kad jūs per daug užtrunkate šitose eksperimentuose, jūs per daug pinigų išleidžiate šito produkto vystyme. Būtent taip mes dirbame. Etiškai tvarkinga firma taip elgsis. Ir aš labai didžiuojuosi būti šios firmos dalimi. Ačiū Jums labai.